Taip, taip. Taip. Gal ir nelabai įdomu čia bus, ką aš rodau, bet pasižiūrėjęs pats savo video suprantu, kad aš daugiau kalbu ir pasakoju, negu kažką darau, tai truputėlį parodom, kad išeina ir padirbt kažką. Taip. Taip, mažokai. Gerai. Čia esmė ta, kad varžto galvutė sulystų į vidų ir būtų viena plokštuma. Čia irgi taip kažkaip sugalvojau, kad turėtų būti gerai. Pažiūrėsim, ar čia bus gerai. Ai, vėjas, niekadėjas. Šiaip nežinau. Per vakar ir šiandien supratau tik tai vieną dalyką, kad pajūryje aš nenorėčiau gyventi. Net ir esant geram, giedram orui. Taip, kur dabar pirštinės? Pirštinės mano liko viduj tikriausiai. Nu, nesvarbu. Bandom dėt. Bandžiau iš karto ir smeigio aukštį pasidaryti vienodą. Ir lygiai iš karto pasidaryti tokį, kokio man reikia. Jo, čia bus reikalų vienam. Pataikyti ten, kur tau reikia, tai ką čia? Negi misija neįmanoma. Įmanoma? Tikriausiai. Taip, vienas. Du. Trys. Ei, sugrįžk. 4. 4. Čia. Kur čia? Pabėgo. Negaliu patikėti. Lygtai atsistojo. Dabar stebuklingas įrankis į rankas. Kitas stebuklingas įrankis į rankas. Ir važiuojam. Po truputį. Fail.
kažkodėl nori sėsti. Tikėtina, kad tiesiog skersino reiškia. Reikia po truputį iš visų pusių. Taip, atsistojo. 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 Ir šitas atsistojo į vietą. Uždėjom antrą. Pasitikrinam, ar čia mano pasiruošimas pradžioje pateisins mano lūkesčius. Pateisins. 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 Taip gerai. Netgi per gerai. Taip irgi gerai. Nu, va čia įdomiausias dalykas prasidės. Taip, ką čia nori? Nori, kad šitą truputėlį pakelčiau, bet negaliu. Puikiai. Nu, tai va, taip va. Liko dar 1, 2, 3. Ir pabandysiu tiesiog pagreitinti procesą. Bet kaip įdomiai, kad, pavyzdžiui, iš čia žiūrint atrodo, kad šitas pagalys yra žymiai žemiau negu tas. Ir čia, vat, vizualinė apgaulė. Tai lygiai va tiek va. Lygiai 30 sekundžių suprast. Man užteko, kad be papildomų rankų aš negaliu. Man reikia, kad kažkas palaikytų, kažkas kažką prižiūrėtų, padarytų. Tai ką pamiršau iš karto pasidaryti, važiuojant pas save į kaimuką, pasiimti savo papildomas rankas. Tai turiu papildomas rankas, grįžtu atgal į vietą ir dirbu toliau. Užvakar dar buvo atliktas vienas darbas, atvažiavo kai kas pas mus į sklypą. Parodysiu, tai. Važiavo smėlis. Smėlis žvyras betonavimui. Laukiu aš čia geresnių orų, laukiu, kada pradžius mano buza ir sklypas, kad mašina galėtų atvežti arčiau, bet nusispjoviau ir nusprendžiau, kad man bus gerai ir tenai, su priekabėlė kiek reikės pasiimsiu, išsipilsiu ir viskas. Nes čia žiūriu, kad artimiausiu metu arba aš tiesiog laukiu stebuklo ir nieko nedarau, arba darau, bet su nuotykis. Pasirinkau antrą variantą, einam tenai. Nu ką, nepraėjo ne pusdienis. Susukau čia. Čia liniją palikau, kad galėtume išsikasti ekskavatoriukų nuo čia
nuotekas į ten ir nuo čia iki šulinio, kad turėtume vandens. Nu, taip atrodys konstrukcija. Ant jos atsistos nameliukas ir žiūrėsim, kas čia toliau gausis. Tai ką, senokai lyja? Kaip panašu, man šią savaitę neišeis padirbėti. Vėl viskas šlapia, vėl lietus. Tikiu, kad dar 1-2 dienos, gal kažką pavyks išstumėti, nes šią savaitę taip visiškai ne pagal planą. Tai vat jeigu birželio mėnesį su atostogom nesiseka, tai pasirodo, kaime galima ir taip ilsėtis, o ne tik dirbti.